Nu dabar nevelnė, man nesugarinsi žvejybos. Vis tiek varau žvejotą, taip čia dabar. Labas chebrytė. Senai be kelių žvejybos video, tai dabar va turiu progą išbandyti kajako žvejybą. Kajakas nėra naujas, Galaxis. Apie kajakus nieko neišmanau, bet kaip sakant, atsirado galimybė ir noris pamėginti. Tai važiuojam, pamėginsim pagauti kūčiom lydekaitę, nedidukę tikiuosi. Tu gyvatė, užvažiavau ant kažko. Tu pavelė, žvejybos pradžia gera. Kokio dydžio stiklas. Eina, načia. Nu dabar nevelnė, man nesugarinsi žvejybos. Vis tiek varau žvejotą, taip čia dabar. Reikės paskambinti vakarė žmonikiai, kad atvežtų kompresorių, nes aš turiu 20 pas save mašinai. Šniūrą įsidėsiu, taip sustačiau dabar. Tu načia, kokia dydžio stiklas. Gyvatė. Nu vsio, negadinam nuotakos. Čia reikia kažkur kajaką įsileisti. Šiaip su klubo valtelėmis laik plaukiam žvejot. Bet norisi... ten kažkas davė ką tik. Ten galbūt žuvies. Varom. Nu, aš jums pasakysiu, sušilau aš čia. Ne pats patogiausias reikalas. Senam pirdaliui. Kaip čia pasiekt daiktus. Viską pasiekt nein. Gal tas kombinzonas dar ne pats geriausias dalykas. Bandom išprasiminti. Kišenės prisigrūdau nesąmonių. Nein kojų sulenkti. Jungsiam ekoluotą. Daug neroda. Reikia išmokti elgtis. Neturiu pasiėmęs pavadėlių. Blemba, kaip čia maišos. Kaip čia šudinai. Žinau, kaip čia bus. Nieko gera. Jau matau, kad didžiulę klaidą padariau, kad per daug persirengiau. Visas esu toksai sunkus, reikėjo nieko papučių neturėti. Tik tai termo rūbus jaučiu. Užmečiu vieną meškerikę. Garaže rišausi pavadukus. Ir ant vienas meškės prisirišau, ant kitos neprisirišau, jį nerandu. Net ir pavadėlių. Tai kokią nors pigę blizgę reiks uždėti. Kad... nežinau. Gaila, jeigu nukas. Nepatogiai sėdžiu, labai įkritęs. Nežinau, iš tikrųjų, taip reikia sėdėti ar kaip. Bet ką nors reikia paimti, susiriesti jau nebeina. Biški Berišiauskas. Turim 2,5 metro gylį. Vandens temperatūra 4,5. Tokį ratą apiplauksiu. Jeigu nepavargsiu, nes jaučiu kaip per lašinis ded. Be jų šūdį, blema, prigalvoja nesąmonė. Aš jau nežinau, kiek dalykų šiandien įvyko man Hridovo, pažiūrėkit. Sukasi ne barabanas, o sukasi valas.
viešpatė. Prisirengiu šitas maišas iš šūsų. Tu rūpužė. Nežinau. Žiauriai nepatogiai, bet čia dėl to jau kad prisirengęs esu kaip briedis. Esu prisirengęs kaip briedis. Ar ant gumos čia bandyti žvejoti? Ar ant kažko kitko? Neįsivaizduoju kaip. Pilvą reikia numesti, tada galim su kajaku minti, su pilvu dideliu. Dėvelnė nepaminti. Nu. Perplaukiau beveik visą ežerą. Susitvarkiau meškerę, išvyniojau kokius 200 metrų. Užkabinau valą. Už barabaną vėl suvyniojau. Labai nepatogi apranga. Šiaip turiu kitą kombinezoną, kur nėra per pilvo juosmenį jokių nesąmonių. Dabar taip remiasi man kairę koją kaimynų. Kažkaip norėtų aukščiau sėdėti. Labai žemai sėdžiu. Nežinau. Reiks pamėginti be rūbų paminti, nes vasarą vieną žiūrinėjau kajaką, norėjau pirkti. Buvau patestuoti, aš net nejaučiau tokį diskomfortą. Ar aš čia blogai sėdžiu, ar aš kažką ne taip padariau, nežinau. Ar tiesiog pils per didelis kajakinimai. Žvejys, nieks jo nepabaidys. Kipkite žuvelės. O čia mažas gylis. 2,6 metrų. Kažkuria pusė suktis. Kažkas užkybo. Bet negaliu sustoti. Nenoriu sustoti. Dekutis. Dėl suvanos painį. Jeigu painį. Ant guminuko, pirmą kartą gyvenime. Labai jau toks mažiuks atrodo. Jau koks ešeris duoda. Lydekutis. Gal pats tas toks į petelinę. Ką? Ne per didelis. Šiu. Gal tokį ir paimsim kodletukam. Žmonikė žodis, vyrų įsakymas. Graži silkė. Atidarimas pavyko kajako. Gerai, kad nedidelis, nenoriu, nes didelis gaila. Čia tokia virš kilogramą pats tas kūčių vakarieniai. Neatsimenu, kada lydeką buvau pasiėmęs namo. Vis prašydavo žmonikį, bet gaila. Tai čia tokia nedidukė. Bet sakant, motininis tegu gyvent. O šitą silkę gal suvalgyti. Jaučiu po biškelį, apsiprantu kaip kas, kur ką, kaip pasakyti, komforto zona, kad biški daugiau atsilošti, duoti erdvės. Dideliam pilvui, tai kai užkimbau, biški susiriesti, atsisėsti. Ir reikia mokėti žvejoti, žioplys. Atsisėdęs pirmą kartą gyvenime į kajaką ir aš tikiuosi, kad čia
kaip kokiam laive. O čia turi atsisėsti, ramiai, per greit neminti. Dabar uždėjau ant abiejų pusių plakumą. Paplauksim, pažiūrėsim. Pamyšt noriu. Kur pamyšti? Nesustosi čia. Ne. Turi kentėti. Vandens pasėmiau, tai net negeriu, nes užsimanysiu dar daugiau myšti. Šakis. Bėg. Bėg. Lietutis ant snukė. Biškį atsigeria. Nu jau netoli kranto. Ar čia palei kraštą praeisiu tokį. Noriu myšti žiauriai rūpužę. Aš užsinešę, nieko nematau. Kaip pirmam kartui, manau, visai gerai. Atidaryt pavyko. Pagaut pavyko. Žinau, ko dabar reik. Kad neprisirengt per daug. Kad kūnas laisviau judėtų. Smagiau būtų. Apsimyšiu. Nu, dėl eksperimento nusirengiau iššokti va be kombenzono. Eik! Visai kits reikals. Eik! Tikrai, mane kombenzon čia varžė. Beprotiškai. Eik, čia be kombenzono, koks kaifas plaukti. Fū, vaikeli. Aš šitoks, sakau, tada reiktų neapsirengu šokt va. Oi, kaip gerai, be kombenzono. Kokia laisvė. Koks kaifas. Kažkokius kitokius rūbus, kitokią aprangą reiktų susirasti. Ir. O, kaip fainai. Ne tas žodis. O, susiries gali, sustojai, atsisėdai normaliai kaip žmogus. Susitvarkai, ką reik. Kombenzonas čia man pakenkė, galiu pasakyti. Ką, susidėsim į rankiukus. Nebežvejosim, einu sitrauksiu laivą. Vis tiek vieną žuikę pagavau, silkę, išbandžiau. Ir po švenčių dar kažką pamėginsim vėl pažvejoti. Va, lauksim, kol žmonikė atvarys su kompresoriu. Ir šniūrai dėti kompresorių. Sekas. Nu, bet žuvį pagavau. Tai tiek iš žvejybos, kitas iki gal paimsim normalesnę dieną, normaliai apsirengsim, bus saulutė švies. Ir pamėginsim ilgesnę dieną pažvejoti. Gal daugiau išplauksim su kajakėliu ar pavasarį. Lydekų draudimas Danijoje yra nuo balandžio 1 iki gegužės 1, tik tai taip, ar nuo vasario, neatsimenu. Buvo. Susimatysim. Iki chebrytė. Čiau. Varau pakuotis. Kokiais skanus per lietuką. Čia da biškį dadėjo dėl riebumo, kad būt riebesnė lašišo žmonikė. Žiauriai skaniai. Ledelis.